Ja. Gal padarom, kad vokiečių mes gavome laišką iš Vokietijos ir visiškai neaišku, apie ką jis yra. Nu, galim, bet reikia tad Google Translate, aišku. Tai pasidarom pertraukėlę trumpą? Užžiūrėtumėm šitą? Ne, tai žinau, galim skambinti, viskas bus, kaip čia sakyt. Svies dabar ten tą. Google Translate. Nu tai gerai, tai tu vokietis. Aš vokietis, gerai. Tai tada aš skambinu. Ir tuoj mes pasidarysim. Detect language, ne? Pasirašyk, tipo... Bomba. Ar ne bomba? Ne. Savižudybė. Išpirka. Mes turime jūsų sūnų ir norime išpirkos. Jeigu jūs iki penktadienį nepervesite 500 000 eurų, mes sūnų laikysim toliau. 50 000 padarysiu. Gerai, 50. Nu, tekstukas. Tai kaip skamba? Jo, mes turime jūsų sūnų. Paėmė įkaitų. Įkaitais. Norime išpirkos 50 000 eurų. Jei pranešite policijai. Jeigu pranešite policijai. Bus blogai. Jis mirs. O, dėja, kaip baisu. Jis mirs. Gerai. Taip, lauk, šitą gal antrą padėsim. Jis mirs, antrą. Norime... Va. Viskas? Viskas, manau. Nutvarka, tai skambinu. Dabar belieka melstis, kad pakeltų vokiečių mokytoją ir padėtų mums išversti tekstą. Mes jį pasirašėm lietuvių kalba, į Google Translate įdėjom, dabar mums rašo vokiškai, perskaityk. Kodėl? Verčia normaliai? Wir haben... Labas vakaras. Labas vakaras. Atleiskit už tokį vėlyvą skambutį. Ar aš prisiskambinau poniai Honoratai? Taip. Sakykit, ar turite 2 minutėlės tiesiog man padėti? Taip. Esu labai sunerimęs, kadangi dabar į mano paštą atėjęs yra laiškas. Mano dukra yra baigusi pas jūs, žinau, kad jūs esate vokiečių mokytoja. Jinai dabar yra išvažiavusi į užsienį studijuoti bakalauro. Taip. Ir aš gavau laišką iš Vokietijos tokį, ar ne? Ir aš, žinokit, vokiškai visiškai nesuprantu. Čia 3 eilutės parašytos. Ar jeigu aš jums padiktuosiu, jūs galėtumėt man padėti išversti lietuvių kalbą? Gerai, sakykite, prašau. Čia yra parašyta Wir haben ihren Sohn als Geisel. O jūs negalėtų, nelabai galiu suprasti, o jūs gal galėtumėte man dabar, kaip žinutę atsiųsti? Žinutę? Arba konkrečiai perskaityti, nes aš nelabai. Wir haben, taip? Taip. Toliau? Wir haben ihren, parašyta? Ihren, jūsų? Ihren, taip. Ihren Sohn als... O kaip rašosi Sohn? S-O-H-R-N. Zon, tai zon, bet čia sūnus. Mes turime jūsų sūnų. Ne. Kaip čia, ne? S-O-H-N, zon, tai zon. Jo, zon, taip, ir tada apostrofas toksai, pasvirasis brūkšnys į dešinę. Aha. Ir T-O-C-H-T-E-R, Tochter. Aha, jūsų sūnaus arba dukros, mes turime jūsų sūnaus arba dukros, toliau. Als Geisel. A-L-S-G-E-I-C-L. Palaukit, A, toliau. Als Geisel. O toliau, gerai. Ir toliau yra Wenn Sie der Polizei sagen, dass sterben wurde. Košmaras, kažkokia tai nesąmonė jums gavo. Reiškia, jeigu jūs pranešite policijai, reiškia, jie kaip įkaitais paėmė. Ir jeigu pranešite... Kaip įkaitais? Kažkokia tai nesąmonė. Kaip įkaitais? Kas įkaitais? Kas kalbat? Palauk, biški. Palaukit, čia dar... Ką tu kalbi čia? Palauk. Dar 3 eilutė yra, sakykit. Wir wollen ein Losegeld von 50 000 eurų parašyta. Taip, mes norime gauti pinigus 50 000 eurų. Kaip čia, už ką? Tai aš nesuprantu, kažkokia tai nesąmonė čia yra. O Dieve, kai man pradėjo galvas skaudėti dabar. Palaukit, tas jūsų sūnus, dukra, iš kur kas jums atsiuntė šitas? Čia yra atsiųstas SMS žinutė atsiųsta į mano telefono numerį.
persiskaitė man dar... Čia yra iš mano dukros telefono, taip, atsiųsta žinutė yra į mano mobilų telefoną. Ir aš vokiškai nemoku, aš moku tik angliškai. Ir čia va toks tekstas, tiesiog 3 sakiniai parašyti. Ir man tas žodis konkrečiai Zon Tochter Auflöser, taip, va čia va tas žodis persiskaitai ir po to aš paskambinsiu jums. Palaukit, kuris čia tas, kuris būtent Zon, čia kurioje eilutėje buvo? Palaukit minutėlę, aš dar minutėlę. Tai čia tas Wir haben ihre Tochter als Geisel ir Vensie der Polizei sagen, dass sterben wurde. Tochter, dabar sakykite kiekvieną raidę paraidžiui. Yra Tochter auf A. Aha, žiūrėkit, sekundę, tuoj, ponia, kaip čia aš dabar pasimetęs. Honorata, ponia, noriu trumpą jums linkėjimas nuo Luko ir nuo radijos stoties Zip FM. Zip FM. Labas vakaras, radistai, Jonas ir Rolandas, mes su jumis juokaujam. Labas vakaras, mokytoja. Gerbiami mokytoja, ar jūs pažįstate tokį savo mokinį kaip Luką? Nelabai prisimenu. Žinokit, mes paskaminom šį vakarą jums juokais, mūsų radijos stotis dažnai taip daro ir norėjome tikriausiai šiek tiek jūs išgazdinti, kad paskui... Išsigandau baisiausiai, žinokit, nesupratau jūsų to žodžio. Bet jūs mintį puikiai supratot, nes mes buvom pasirašę tokį tekstą. Mes turime jūsų dukrą įkaitais, jeigu pranešite policijai, ji mirs. Norime išpirkos 50 000 eurų. Ir Google Translate įdėjom į vokiečių kalbą, nors mes patys nemokam, tai vad bandėm jums paskaityti, kaip čia gaus. Mane paralyžavo tiesiog. Nusiraminkite. Žinokit, mums atsiuntė labai gražų laišką apie jūs. Parašė Lukas. Ji yra vokiečių kalbos mokytoja, labai draugiška ir visada nori visiems padėti. Dirba Baltupių viduriniai mokyklai. Tai linkėjimai jums ir viduriniai Baltupių. Labai prašyčiau daugiau taip nekalbėti. Nes iš tikrųjų labai išsigandau. Pagalvojau, kad bet tas balsas, žinot, toliau, ar iš tikrųjų taip gali būti, galvoju. Baisus mano balsas jums pasirodė dar? Ne, balsas už jūsų balsą. Tai mane taip įskatino, kad aš tikrai praradau. Viskas gerai, nusiraminkit, mes pajuokavome. Na, džiugu iš tikrųjų, ponia Honorata, kad jūs šypsotės dabar ir gražaus jums vakaro, nepykit, mes čia tikrai tik tai juokais skambinom ir gero vakaro. Jums irgi gero. Ačiū jums viso. Prašau. Jau buvo pasiemus tušinuką, man atrodo, paraidžiui tikrą. Jau susinerimo, kas čia galėtų būti.